2019 metais, atsimenu, atėjau į savo darbo pokalbį, sėdėjau šalia kitų 3 kandidatų į gamybos darbuotojų pozicijas ir galvojau, oi, kaip man bus lengva, nes jie jau sėdi ir laukia, kad tik juos paimtum ir išsiųstum į užsienį pasidarbuoti. Tai tada atrodė ta personalo paieškos pozicija labai lengva. Bet iš tikrųjų jinai ir nebuvo sudėtinga tais laikais, nes kiekvieną dieną pas mus ten prieki sėdėdavo žmonės ir jie tiesiog laukdavo. Mes turėdavom krūvas anketų, kad tik paim prašau mane, jie skambindavo per giminaičius, bandydavo įlysti, pripasakodavo, kokie jie yra universalūs, kad tik mes juos paimtume. Ir ko pasiekoja dabar taip tikrai nėra. Įvyko visų pirma pokytis mūsų profesionalumo link. Tai seniau mes turėdavom labai paprastas anketukės, kur bandydavom įvertinti tiesiog žodžiu, ar tas darbuotojas geras ar negeras. Tai jisai galėdavo sužymėti visur, kad yra viską daręs ir mumis atrodydavo tikras profesionalas ir mes jį išsiųsdavom kaip A++ lygio, ko pasiekoja nusiuntus tą žmogų į projektą, gaudavosi toks fiasko, kad iš tikrųjų žmogus įrankių nepažįsta. Ir vienas kartas, antras kartas ir reziumė turėjom daryti kažkokį pokytį ir tas pokytis įvyko, kad turėjo būti specializuotos atrankos, kurios gilinasi ir moka daryti savo darbą labai gerai, nuskaitant tą žmogų, įvertinant jo tą profesiją, kad nenudegtumėm taip, išsiunčiant tos A++ kategorijos darbuotojus. Kiek bendrauju su meistrais ir projektų vadovais, tai manau vienareikšmiškai jų atsakymas būtų, kad būtų motyvuotas išmokti. Jie gali suteikti visas galimybės padaryti tave gerą darbuotoją, tik tu rodyt indėlį ir kad tu to nori.